Sveiki visi užsukę į mano kanalą. Už lango keičiantis ir šalant orams, bei perorganizuojant savo kosmetinę bei įvairius grožio produktus vonioje, aš pagalvojau, kad būtų visai smagu su jumis pasidalinti, tarkim, top 5 produktų ir jų kategorijų, į kurias aš skiriu šiek tiek daugiau dėmesio nei kitais metų laikais, kuriomis aš, tarkim, labiau rūpinuosi ir atidžiau jas renkuosi. Ir pagalvojau, kad galbūt būtų visai įdomu pasidalinti savo atradimais ir produktais, kuriuos aš mėgstu. Taigi mano top 5 apims tiek odos ir plaukų priežiūrą, tiek dekoratyvinę kosmetiką. Ir pradėkime nuo top 5 pirmojo produkto. Mane sausų nepaklusnių plaukų savininkė supras, kad atšalus orams, o namuose prasidėjus šildymo sezonui, sausi ir šiek tiek nepaklusnūs plaukai tampa dar aršesni tokiu metu. Todėl realiai absoliučiai visais šaltaisiais metų laikais aš stengiuosi prižiūrėti atidžiau ne tik pačius plaukus, tepti juos aliejais ir kaukėmis, tačiau ir itin opę galvos odą. Todėl kiekvienais metais aš dairausi vis kažkokio tai naujo arba jau pamėgto, tarkim, odos aliejaus ar serumo ar kažkokių tai gydančių kaukių. Ir šiais metais mano akis užkliuvo už Dr. Hauschka plaukų ir galvos odos toniko. Ir man į akis įskrito vien todėl, kad jos sudėtyje yra indiško nimbamedžio. Ir kas žino, tai šį augalą itin plačiai naudoja natūralioje kosmetikoje, odos priežiūroje, nes jis turi savybę gydyti ir puoselėti odą, turinčią absoliučiai realiai visas problemas nuo aknės iki, išsausėjimų, egzemos, pleiskanų ir panašiai. Todėl ši aktyvioji medžiaga labai tinka plaukų ir ypač galvos odos priežiūroje. Todėl pamačius, kad šiame produkte nimbamedis yra, aš iš karto jį griebiau ir iš tikrųjų visiškai nesigailiu, nes tonikas yra puikus, odą jis labai gerai nuramina, labai gerai sudrėkina. Jį naudoju 3-4 kartus per savaitę, tiesiog įtrindama į galvos odą. Visiškai nesvarbu, ar tai ką tik išplauta galva, ar tai tiesiog prieš miegą į sausus plaukus įtrinimas, veikia lygiai taip pačiai ir visiškai nepalieka jokio, tarkim, kažkokio tai suriebalinimo plaukų ir visiškai nesimato šito toniko išdžiūvus, oda lygiai tokia pat švari ir graži ir labai gerai sudrėkinta. Taigi šis ruduo neapseina be šio toniko galvos odai. Perinant prie kūno odos priežiūros, tai jeigu vasaros ir kitais šaltaisiais metų laikais aš leidžiu savo šiek tiek paeksperimentuoti su, tarkim, kažkokiais kvapnesniais kūno losjonais ar kažkokios lengvesnėm tekstūrom ir panašiai, tai šaltuoju metų laiku, kada dėl mano minėto šildymo, rūbų sluoksnių, įvairiausių trinimosi oda itin išsausėja, tuomet stengiuosi jau kūno losjoną rinktis kuo draugiškesnį odai ir turinti kuo mažiau kažkokių tai galinčių erzinti sudedamųjų dalių. Ir dažniausiai tokius, tarkim, neutralios sudėties produktus aš stengiuosi užsisakyti internetu, nes prekybos centruose tokius rasti gana sudėtinga. Tačiau šiais metais mano akis užkliuvo už kompanijos Mixa Dry Skin Expert. Ir šią kompaniją pardavinėja mano vietinis tiesiog prekybos centras ir apie šią kompaniją aš iki tol buvau visiškai nieko negirdėjus ir jokių jų produktų nenaudojus, bet prieš šį video pasižiūrėjau, kad Lietuvoje ši kompanija taip pat yra prekiaujama, todėl labai džiugu, kad kas, tarkim, kažkam patiks šis kūno losjonas, apie kurį aš kalbu, galės laisvai įsigyti. Tai mano akį patraukė tai, kad šiame kūno losjone nėra parfumo, nėra alkoholio, nėra parabenų ir dažiklių. Todėl šis kūno losjonas yra itin draugiškas absoliučiai bet kokiai kūno odai. Ir kas labiausiai man patinka jį naudojant ir kas yra idealiausia šaltuoju metų laiku, kada rytais, kada visiškai nesinori praleisti ilgai trinant kūno losjoną į odą,
Tai kad šis kūno losjonas susigeria va taip va, akimirksniu. Tu tepi ir tu jau matai, kaip jo ant tavo odos nebėra. Tai tas yra stebuklingas dalykas, man labai patinka, jis neturi jokio kvapo, tai tinka net ir jautriausiai, manau, odai. Tai labai didelis pliusas Mixa kompanijai ir naudosiu tikrai visą šaltąjį metų laiką. Ir trečiasis produktas susijęs su odos priežiūra, tai yra kūno šveitiklis. Ir jau esu net dariusi savo video apie naminius kūno šveitiklius, kuriuos aš naudoju, tai šaltuoju metų laiku aš juos visada gaminuosi, nes jie yra alyvuogių arba kokoso aliejų pagrindu, todėl oda itin pamaitinama ir duodama tos drėgmės, kurios jai taip trūksta šaltuoju metų laiku. Tačiau jeigu, tarkim, pabaigiu aš savo naminį kūno šveitiklį arba, tarkim, kažkur keliauju ir stengiuosi kažką įsigyti patogesnio, tai aš visada ieškau šveitiklio, kuris būtų, tarkim, ne tik efektyvus šveičiamosiomis dalelėmis, bet ir kartu būtų labai turtingos tokios tekstūros. Tai šiais metais aš naudoju ir labai džiaugiuosi kompanijos Bioten kūno šveitiklius su abrikosais ir, kas man labiausiai patinka, su medumi. Todėl jis ne tik nušveičia odą, bet ir labai maloniai ją ir sudrėkina, ir pamaitina, ir ta oda po dušo ir po šveitimo procedūros niekada nelieka tokia gurgždančiai kažkokia tai nušveista. Taigi labai geras ir kaip ir visi Bioteno produktai be parabenų, parafinų ir kolorantų. Tai šį kūno šveitiklį aš naudoju šį rudenį ir labai džiaugiuosi. Na, o dabar du likę produktai iš mano top 5 rudeniui ir abu jie yra iš dekoratyvinės kosmetikos ir kaip ruduo be geros rudeniškų spalvų paletės. Ir aš iš visų savo turimų palečių būtent rudenį labiausiai rekomenduoju Zoevos paletę, kuri vadinasi Rose Golden. Ir ją įsigijau prieš porą metų visiškai atsitiktinai, tiesiog užsisakinėjau Zoevos šepetėlius iš jų puslapio ir pamačiau, kad jie prekiauja į dekoratyvinę kosmetiką, jos iki šiol nebuvau naudojus, todėl pagalvojau, kodėl neįsimesti į krepšelį ir tiesiog pabandyti. Nes jų kaina yra įstabiai prieinama ir už šią paletę aš mokėjau, man rodos, vos 20 su viršum eurų, gal 22 ir panašiai. Ir iš tikrųjų, kada aš pabandžiau tą paletę ir pradėjau ją naudoti, tai buvau labai maloniai nustebinta, nes už tokią kainą tu gauni 10 nuostabių rudeniškų gražių spalvų. Iš jų yra 3 matinės, nuo šviesiausios iki tamsiausios, o kitos 7 yra be galo tokios gražios bronzinės, net aš labai prastai moku apibūdinti spalvas, bet, žodžiu, jos yra idealios rudens makiažai. Ir su šita palete galima pasidaryti absoliučiai visus makiažus. Tiek dieninį, tiek kažkokį klasikinį, tiek dūminį. Todėl labai puiki paletė, labai prieinama kaina, kokybės santykis yra nuostabus, nes šešėliai tikrai bent jau man asmeniškai jie nesukrenta dienos eigoje. Ir dar vienas dalykas, tai pastebėjau visiškai neseniai, tai kad šioje paletėje nėra parabenų, nėra mineralinių aliejų, nėra kvapiklių ir yra vitaminas E. Tai, žodžiu, ne tik, kad nuostabi, puikių rudeniškų spalvų paletė, bet ir šiek tiek sveikesnis variantas renkantis akių šešėlius. Na ir 5. produktas, apie kurį aš noriu pašnekėti, tai yra produktas, kurį tikriausiai galėčiau rekomenduoti visoms lietuviško, to standartinio, šviesios odos tipažo merginams. Tai yra savaiminis įdegis veidui. Ir realiai, jeigu vasarą aš tokius naudoju gana retai, tarkim, profilaktiškai palaikyti tą įdegį, tai jau atšalus orams, kuomet saulės jau realiai gauti įmanoma yra 0, tai aš savaiminį įdegį traukiu ir naudoju labai reguliariai, bent 2 kartus per savaitę. Ir šiais metais aš pabandžiau ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi jį atradusi, tai yra Dior Self-Tanning Cream Gel, kuris vadinasi Natural Glow. Tai kodėl jisai man įstrigo renkantį savaiminį, tai kad jie deklaruoja, jog šio savaiminio kremo sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, kurios adaptuojasi prie tavo odos pH ir todėl oda įrūsta
tampa tokios rudos spalvos, kokia galėtų būti geriausia, natūraliausia ruda spalva būtent jūsų odos pH. Jis visiškai nenudažo nei antakių srities, nei nesubėga kažkokiu būdu, tarkim, aplink nosį ar į raukšlėles. Tai labai labai natūralus, tokios želinės konsistencijos, neįmanoma jo realiai padauginti. Aš manau, kad jį galima netgi ir sluoksniuoti, šito dar nebandžiau. Tai rudeniui, kada norisi šiek tiek to įdygio, bet nesinori atrodyti nenatūraliai, labai labai puikus produktas. Tai žodžiu, aš jį kuo puikiausiai naudoju ir šis ruduo be jo man yra neįmanomas. Taigi taip atrodo šio mano rudens top produktų penketukas. Labai labai norėčiau, kad savo produktais, kuriuos mylite ir kuriuos naudojate rudenį, pasidalintumėte jūs. Būtinai rašykite po šiuo video. O visas nuorodas, kur aš perku tokius produktus, labai pasistengsiu parašyti aprašyme, tai kad jūs galėtumėte taip pat pasižiūrėti ir galbūt atrasti, kas jums patinka. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų video. Iki.